Labas. Jeigu žiūri šį video, vadinasi, tau aktualu papildomos galimybės, papildomas uždarbis, papildomos pajamos, savirealizacija, ieškai kažko naujo savo gyvenime, tikiuosi, kad šis video tau padės priimti sprendimą. Jeigu po šio video turėsi kažkokių tai klausimų, būtinai pasikreipk į žmogų, kuris atsiuntė tau šį video, kad galėtų atsakyti, o tu galėtum stipriai sustartuoti. Šiandien pristatysiu skaidrės apie Sorgentos kompaniją, kurioje pati dirbu, uždirbu ir mokau tai daryti jūs. Tai Sargenta. Tai yra tikrai labai labai stipri kompanija. Aišku, lietuviai mėgsta itališką kokybę ir tikrai ne tik lietuviai, bet turbūt daugybė žmonių ieško itališkos kokybės ir kai parduoda kažkokią tai prekę, visada akcentuoja, tai yra iš Italijos. Ne iš Lenkijos, ne iš Kinijos, ne dar kažkur, o Italijos. Tai vad Sargenta yra Italijos kompanija, tai yra itališka kokybė, turi labai platų asortimentą, su kuriuo jau supažindinsiu skaidrėse. Ir iš tikrųjų, kompanija tikrai labai girdi žmonės. Kas man yra svarbu? Aš su tinklinė rinkodara darbuojuosi kiek daugiau negu 4 metai ir su šia kompanija pradėjau tikrai nesenai. Į Lietuvą ši kompanija atėjo vos nuo balandžio mėnesio 25 metų, šių metų. Tai iš tikrųjų šios kompanijos yra tik augimas, tik prasidėjimas ir tu gali būti vienas iš pirmųjų, kai plėsi šią kompaniją. Dabar jį jau po truputį plečiasi, tu gali prie to prisidėti ir parodyti žmonėms itališką kokybę, žemas kainas, kokybišką produktą ir žinoma, ką geriausia, tai yra uždarbis, galimybės ir plėtimasis sukurti laisvę, laiko, vietos bei finansinę. Ir visą tai galima pasiekti su tinklinė rinkodara ir tai gali padėti padaryti Sargentos kompaniją. Taigi, Sargenta yra įsikūrusi 2016 metais Italijoje. Tai yra tikrai negaliu sakyti, jog nauja kompanija, tačiau Lietuvoje ji yra viena iš naujausių italų kompanijų. Tai yra kompanija, kuri girdi žmonės ir man tai yra svarbu. Turi savo tikslus, vizijas, vertybės. Tai taip pat yra svarbu. Kiekvienas žmogus, kuris turi savo viziją, žino, ko nori, žino, ko siekia, žino savo tikslus, žino savo vertybės, toks žmogus gyvenime labai daug pasiekė. Kompanija pasiekė lygiai taip pat labai daug. Ir šita kompanija, girdėdama žmonės, pririša prie savęs žmonės dėl savo produktų kokybės, dėl išgirdimo tam tikrų minusų. Kiekviena tinklinės rinkodaros kompanija, ji turi savo minusų, kiekviena jį turi ir to negalima nuslėpti. Kažkam galbūt nepatiks pristatymas, galbūt kažkam nepatiks kitas dalykas, nepatiks pakavimas, nepatiks kažkas, vis tiek nepatinka ir tas minusas atsiranda. Tai aš visada sakau, kadangi žmonės yra skirtingi, kiekviena kompanija turi savo pliusų ir minusų. Šita kompanija iš tikrųjų labai stengiasi visus tos minusus patraukti į šoną ir dėti tik pliusus. Ir tai parodo jos augime. Kompanija labai stipriai pradėjo augti Lietuvoje ir tai turbūt padeda išplėsti produktų kokybę. Tikrai labai aukšta kokybė. Žmonės tikrai mėgsta itališkus produktus, žmonės žino, kad Italija tai yra ta valstybė, ta šalis, kuri vertina kokybę, jiems reikia kokybės ir jeigu mes pamatom, kai žmogus parduoda kažkokią tai prekę, tikrai jie akcentuoja, tai ne iš Kinijos, tai ne iš Lenkijos, tai iš Italijos. Tai va, Sorgenta yra itališka kokybė, Italijos kompanija ir žinoma, turime labai platų asortimentą, su kuriuo supažindinsiu. Tai kas yra tinklinė rinkodara ir kaip visa tai veikia? Tinklinė rinkodara iš tikrųjų yra susilaukusi labai daug skeptiškumo, labai daug neigiamų reakcijų. Bet čia klausimas tau, ar tu pasirinksi klausyti kitų, ar tu pasirinksi išbandyti. Aš suprantu, kad aplinkiniai galvoja nesąmonę, aplinkiniai galvoja galbūt čia pieva, bet ar tu išbandėjai, kad tai patikrintum, ar tu išbandėjai, kad tai pateisintum. Aš visada sakau, rinkis kaip nori gyventi. Ar gyveni pagal kitų žmonių nustatytus standartus, ar gyveni savo gyvenimą. Tai tau reikės pasirinkti, kaip tu nori iš tikrųjų gyventi. Pagal save ar pagal kitus. Kaip vyksta tinklinėje rinkodaroje pačioje Sorgentoje, viskas prasideda nuo registracijos. Kai mes prisiregistruojame, mes tampame verslo partneriais. Ir, žinoma, kiekviena kompanija turi savo startą. Šita kompanija tau duoda mėnesį laiko, kad tu galėtum sustartuoti. Tu renkiesi, kaip tu dirbsi.
Visiškai be jokių įsipareigojimų. Nėra nei privalomų pirkimų, nei nustatytų sumų, už kurias tu pirksi, nei kažkokių tai, nežinau, ten dar kažkokių įsipareigojimų. Ne, tu ateini dirbti dėl savęs ir visą tai, ką tu darysi tik dėl savęs. Norėsi uždirbti daugiau pinigų, reklamuosi daugiau produktų. Norėsi pasyvių pajamų, pradėsi ieškoti žmonių, kurie norės dirbti kartu su tavimi. Ir taip tu kursi savo verslą, augindamas ne tik pajamas, bet ir ryšį su žmonėmis. Aišku, gali dirbti tiesiog su pardavimais. Vienas iš tinklinės rinkodaros būdų, kaip tu gali uždirbti ir labai greitos uždarbis, tai yra prekių pardavimas. Prisiregistruoji, pasidarai pirmąjį užsakymą, išsibandai prekes, tau jos patinka, tu jas tiesiog reklamuoji, daliniesi, kuo jos tau patinka, kuo jos tokios ypatingos, jų kainomis, jų kokybė, jų rezultatais, atsiliepimais galų gale galima naudotis tai, kas yra vidinėse grupėse. Ir taip tu pradedi uždirbti pinigus. Kiekviena produktų kategorija uždirba skirtingą procentą. Pakalbėsiu apie tai prie produktų. Tu gali pasirinkti dirbti be pardavimų, yra žmonės, ar galima dirbti be platinimų? Tikrai galima. Jūs galite ieškoti žmonių tiesiog į savo komandą, tiesiog rinkti apyvartas. Tai bus lėtesnis uždarbis, bet galima iš to uždirbti. Palaipsniui, galbūt ilgiau reikės dirbti. Per tą patį laikotarpį dirbant su pardavimais galima uždirbti daugiau negu tik ieškant komandos. Komandoje gali būti žmonės tokie patys vartotojai, tiesiog perka produktus dėl savęs. Gali būti pardavėjai, gali būti verslo partneriai, kurie turi savo įmonės. Tikrai kiekvienas tavo verslo partneris gali būti skirtingas. Ir jis taip pat turi galimybę pasirinkti, kaip jis nori čia dirbti. Ar jis nori pardavinėti, ar jis nori kurti komandą. Ar jis nori daryti viską kartu ir būti vartotoju, ir pardavinėti prekes, ir kurti komandą. Nes kai tu tai darai viską kartu, tu pasieki aukštesnius rezultatus, greitesnius rezultatus ir žinoma, rezultatai ateina tada, kai mes pradedam viskuo dalintis. Nuo savęs, nuo širdžiom rekomendacijom, savo išbandymais, savo pasidalinimais. Kai mes tai rodom, kad mes naudojam produktą, kad jisai tikrai veikia, kad jisai tikrai rezultatyvus, žmonės tada nori iš tavęs pirkti. Ir čia prasideda tavo verslo kūrimas. Aišku, su kiekviena aukštesnė kvalifikacija mes uždirbam didesnius pinigus, didesnės premijos. Apie tai pakalbėsiu prie marketingo plano. Ir žinoma, kas vyksta tinkliniai rinkodarai, tai savirealizacija. Tai yra asmeninis augimas, pasitikėjimas savimi, meilė savo atradimas ir už tai esu dėkinga tinkliniai rinkodarai. Aišku, žinot, žmonės ateina čia netikėdami, kad jie gali kažką uždirbti. Ir tu pradedi uždirbti 50-100 eurų ir tu supranti, wow, aš uždirbau, kažką uždirbau, jau pradžia. Ir jeigu aš tai tęsiu, aš uždirbsiu daugiau, tada atsiranda tas pasitikėjimas didesnis. Aš netgi čia savo meilę atradau, kai žmonės, moteris dažnai pamiršta save, vat, būtent mamos, aš pati čia pradėjau, kai mano mažyliai buvo vos 2 mėnesiai, tai tinklinė rinkodara man padėjo atrasti save, padėjo atrasti meilę savo, rūpinimąsi savimi, nes kol to nedarau, tai aplinkiniai mato. Ir kai tu save myli ir skleidi tą šilumą, skleidi tą meilę, skleidi tą akių žibėjimą, kai aš myliu šią veiklą, aš iš tikrųjų labai myliu tinklinę rinkodarą ir kai tos akys žiba nuo tos veiklos, visą tai, žinokit, pasimato aplinkoje ir tada žmonės tavim irgi tiki ir supranta, kad čia tikrai galima uždirbti ir čia tikrai tai yra įmanoma. Tai kokie čia produktai? Kompanija iš tikrųjų yra labai turtinga produktais, turi tikrai labai daug produktų, gal net daugiau negu 4000, nesu grinai suskaičiavusi, bet virš 4000 gali būti. Asortimente turime visko, ko gali prireikti kiekvieniems namams. Tai yra ir valymo priemonės, ir automobiliui priemonės, ir gyvūnams priemonės turime, ir kosmetika, dekoratyvinė, nedekoratyvinė, ir kvepalai, ir namų žvakės, namų kvapai, nu visko turime iš tikrųjų. Ir būtent, kai mes turime tokį platų asortimentą, būti vartotoju, tai yra tiesiog neįkainojama, nes prisiregistravus vien dėl savęs, vieną iš būdų pasirenku būti vartotoju. Būti klientu, va tarkim, aš prisiregistravau, aš gaunu visas nuolaidas, aš galiu apsipirkti tik savo vartojimui, galbūt va mamai kokiai dar kažko reikia, dar kažkam, viskas aš užsakau, bet aš neprivalau nieko daryti. Ir aš vien dėl savęs vartojimo galiu naudoti šias prekes, kokybiškas prekes, itališkas prekes su labai žemom prekių kainų. Kodėl tai vyksta? Beveik kažkas apie 70-80% prekių gamina pati kompanija. Įsivaizduokit, kokias tai žemas kainas gali teikti. Įsivaizduokit, kai nuo gamintojo
tiesiai klientui eina prekė, ji tikrai yra su maža kaina. Bet kai mūsų prekę pagamina, tada ta prekė keliauja, transportas eina, tada iš transporto eina didmenininkams, iš didmenininkų eina prekybininkams, iš prekybininkų eina klientui. Įsivaizduokit, kiek ilgai išsiplečia ta kaina ir kokio aukštumo ta kaina pasidaro. Bet kai mes einam nuo gamintojo tiesiai prie kliento, ta kaina palieka labai žema. Būtent dėl to kompanijai leidžia išlaikyti žemas kainas, nes ji pati yra gamintoja. Kitas prekes, kurias kompanija perkasi iš kitų tiekėjų, kurias gaminasi kitur, vadinasi, jos yra šiek tiek aukštesnės, bet kokybė taip pat yra puikiai. Kiek teko pačiai išbandyti, tikrai išbandžiau nemažai produktų, esu be galo patenkinta ir visų tuo dalinuosi drąsiai, įsitikinusi ir tikrai rezultatai yra akivaizdus. Taip pat produktai yra patvirtinti dermatologų, sertifikuoti natūralūs ir gaminami tikrai tik iš aukštos kokybės medžiagų. Yra rezultatyvus ir jau turi susilaukę begalės atsiliepimų, kuriuos galima naudotis tiesiog prisijungus. Begalė rezultatyvių nuotraukų yra padarytų prieš ir po rezultatai, kad matytųsi akivaizdus. Ir tai taip pat bus galima naudotis. Labai geras kokybės ir kainos santykis, kadangi kompanija gamina pati produktus, išlaiko žemas kainas, nors ir sudėtis yra tikrai labai gera. Sudėtis, būtent veikliosios medžiagos, jos yra antiek naudingos pačiam žmogui, kad tu gali jas naudoti už labai žemas kainas. Ko nepasakyčiau, kai tu nueini nusipirkti, bet tarkim, kaip pavyzdys, maisto papildai ir tu nueini į vaistinę. Maždaug su tokia sudėtim tavo kaina bus, gal ne dvigubai, bet beveik dvigubai didesnė. Kodėl? Nes tą kainą vaistinėje sudaro ir gamintojas, ir transportas, ir didmenininkas, ir pardavėjas jau tampa vaistinė ir tada dar vieta lentynoje ir visa tai išaukština produkto kainą. O čia galima tiesiog įsigyti viską iš gamintojo. Mokėk mažiau už daugiau. Kompanija turi labai geras akcijas, nuolaidas, patrauklius pasiūlymus, kai galima tiesiog 3 produktus įsigyti už pusantro kainos. Čia yra wow kažkas. Taip pat, aišku, produktai yra patrauklaus dizaino, atsinaujina tam tikrų produktų pakuotės, kad jos taptų dar patrauklesnės ir tikrai puikiai tinka net gimtadieniams, kalėdiniams dovanoms, rinkinukus kompanija daro, yra net vaikams, vyrams rinkinių, tai tikrai ras kiekvieną savo mylimą produktą. Tai va tokį platų asortimentą turime. Ir žinoma, pavyzdžiui, kadangi minėjau, jog prie produktų pakalbėsiu ir apie produktų uždarbį, kaip pavyzdys valymo priemonės. Visos valymo priemonės jūs prisiregistravę įsigijot su 50% nuolaida. Tarkim, vienas valiklis, kurį aš be proto myliu, kuris yra beprotiškai rezultatyvus ir jau išpiltas, išmiltas, išglobotas, išmiluotas daugumo klientų ir jau pamiltas, tai yra Super Grease Off valiklis. Tiesiog tobulybė, ne valiklis, tiesioginė to žodžio prasme. Jo kaina litro talpos yra, tarkim, klientui 15,99. Aš jį įsigyju vos už 8 eurus. 7,99 man kainuoja. Ir žinoma, aš uždirbu nuo šito valiklio 8 eurus tiesiai savo į kišenę. Taip, parduodama 10 buteliukų, aš uždirbsiu 80 eurų. Ir lygiai tą patį uždirbate jūs. Nesvarbu, kada prisiregistruojat. Jūs uždirbate tą patį, ką ir aš. Taip pat su kvepalų buteliukais, kaip pavyzdys 35 ml paprasto buteliuko kvepalų su 30 procentų parfumo koncentracijos, kaina klientui 22 euriukai. Aš nuo to uždirbu 11 eurų tiesiai savo kišenę. Ant kiek yra svarbu suprasti, kiek galima čia uždirbti nuo paprastų produktų pardavimų. Galima 300, 400, 500 ir visa tai prasideda tik nuo jūsų veiksmų, nuo jūsų darbo, nuo jūsų dalinimosi ir tada pinigai plaukia į kišenę. Jie plaukia tik už tai, kad jūs dirbate, ne už sėdėjimą. Taigi, kiek čia galima ir uždirbti? Kadangi pas mus yra uždirbama keliais būdais, tai yra vienas uždarbis nuo parduotos prekės tiesiai mums į kišenę, apie kurį ką tik kalbėjau. Antras būdas tai yra už apyvartą. Kiekvienas produktas yra įkainotas tam tikra taškų suma. Ir nuo mėnesio 1 dienos iki mėnesio paskutinės dienos tie taškai sumuojasi. Ir įsivaizduokit, kuo didesnę taškų sumą surenkat, kuo daugiau pardavimų padarot, asmeninių, struktūrinių, pakalbėsiu, kas yra struktūriniai pardavimai, kuo daugiau tai padarote, tuo didesnį procentą pasiekėte, tuo didesnę kvalifikaciją pasiekėte ir nuo to uždirba didesnius pinigus. Kaip pavyzdys, jūs prisiregistruojat prie kompanijos ir esat 0 procentas.
Esat nuliukas, nes neturite nei pasidarę užsakymo, nei komandos narių, visas nuliukas. Ir jūs pasidarote savo pirmąjį užsakymą. Tam kompanija duoda mėnesį laiko, kad susirinktumėte užsakymą arba savo asmeniniam reikmėm, arba klientams ir bandyti šitai pasidaryti užsakymą už 50 taškų. Pasidariusi už minimum 50 taškų užsakymą, jūs iš karto patenkate į 4%. Ir nuo čia jau yra pradedamas skaičiuotis komisinis atlygis. Aišku, tai yra tik keli eurai, tikrai nedaug, 2 su centais, man atrodo, bet su kiekvienu užsakymu šitas uždarbis didėja. Pasiekus 8% ir surinkus 500 taškų, jūs jau uždirbat keliasdešimt eurų. Pasiekus 11%, jūs jau uždirbat apie 100 virš 100 eurų, priklausomai nuo, aišku, taškų skaičiaus. Ir nuo 14%, matote, yra 2% papildomai, jūs jau uždirbate nuo kompanijos bendros apyvartos. Kokio dydžio tai yra? Tai kaip viskas vyksta? Vienas esam lauke ne karys ir tai yra normalu. Tam, kad tie taškai rinktųsi greičiau, tam, kad tų taškų susirinktų daugiau, tam yra ieškomi žmonės, kurie norėtų dirbti kartu ir užsidirbti. Nėra piramidžių, nėra kažkokių aferų. Kiekvienas dirba už save. Jeigu taip atsitinka, kad tu statai komandą, bet tu pats nenori dirbti, tu uždirbi apskritą nuliuką. Todėl čia nesiskaito piramidė. Čia skaitosi ta vieta, kurioje žmonės plečia vartotojų, klientų, verslo partnerių tinklą. Tiesiog tinklą žmonių. Ir šitaip, žinoma, plėsdami komandas, didina savo pajamas. Uždarbis, žinoma, kaip ir minėjau, nuo pačio pirmo laiptelio, tai nuo 4%. Kas yra svarbu ir ką reikia suprasti, kadangi kompanija daro dažnai nuolaidas, mes galime uždirbti net iki 80% prekės vertės. Nuo 2000 taškų, nuo 14% mes gauname papildomus 2%. Kaip tie 2% skaičiuojasi? Visa bendra mėnesio kompanijos apyvarta yra dauginama iš 2% ir padalyma ant žmonių skaičiaus, kiek yra 14%. Per visą pasaulį. Tai jūs įsivaizduokit, ta premija maždaug susidaro apie 50-70 eurų intervalų. Aš jau ją esu gavusi ir ne vieną kartą jau. Tai šitą premiją jūs galite visada padidinti pasiekdami 17%. Kai mes prisiregistruojame, pradedam daryti pardavimus, klientai atsiliepia, palieka atsiliepimus, galime pasiūlyti klientams prisiregistruoti ir tapti vartotojams, jums taškai eis. Galime ieškoti verslo partnerių, tarkim, draugė, galbūt klasiokė, galbūt kolegė darbe, dar kažkas, irgi norėtų užsidirbti taip kaip jūs. Ir jūs, tarkim, pasiekėte 17%. Pasistatėte ten 40 žmonių komandą ir jūs bendrai esate 17%, surinkote tos 4000 taškų. Tai jūs gaunate papildomus 4% nuo bendros kompanijos apyvartos. Ir tai yra premija, kuri siekia maždaug apie 4, ne 400, bet kažkas apie 200 tai tikrai. 400 yra, 4-500 yra 20% premija, gali būti šiek tiek daugiau negu 500 eurų. Ir tai yra tik premijos. Šitoj kompanijai galima uždirbti netgi 3 atlyginimus. Pirmas atlyginimas nuo prekės, antras nuo padarytos apyvartos, asmeninės bei struktūrinės. Struktūrinė tai yra jūsų komandos apyvarta. Ir trečias uždarbis tai yra premija. Ir tos premijos su kiekviena aukštesnė kvalifikacija yra vis didesnės ir didesnės. 14 jie yra 50-70 eurų, 17 jie yra ten 180-200 eurų, 20 jie jau yra apie 500 eurų. Sekančiam antram marketingo laiptelį lipus antram marketingo plane, jau ten premijos prasideda ir nuo bemaž 900. Ir su kiekvienu laipteliu jūs galite uždirbti vis daugiau ir daugiau, kas yra labai labai svarbu. Taigi, čia yra galimybė, kurią jūs galite pasinaudoti. Tik nuo jūsų priklausys, ar jūs pasirinksite ją, ar vis dėlto ne. Taigi, 3 būdai, kaip galima sustartuoti. Pirmas dalykas, tai kaip ir minėjau, pasidarote užsakymą už minimum 50 taškų. Tai gali būti bet kokie produktai, kuriuos jūs norite išbandyti. Arba jeigu jūs neturite galimybę sustartuoti iš savo pinigėlių, viskas yra gerai, jums kompanija duoda, kaip ir minėjau, mėnesį laiko, jūs galite tiesiog bandyti rinktis užsakymą, dėti skelbimus, reklamuoti produktus ir šitaip susirinkti 50 taškų per mėnesį ir taip aktyvuoti savo paskyrą.
jūs galite susirinkti net ir daugiau. 100% ir net nebejoju. Tai yra vienas iš būdų. Kaina maždaug gaunasi apie 70 eurų už 50 taškų. Plus, žinoma, pristatymo kainos. Kadangi prekės atkeliauja iš Italijos, kaina tiesiogiai žmogui gaunasi 15 eurų. Jeigu norima, galima jungtis dviem žmonėm ir mokėti po 7,50. Arba susirinkti 120 eurų, 120 taškų, ne eurų, užsakymą ir pristatymą pasirinkti nemokamą. Yra ir tokia galimybė. Antras būdas, kaip galima sustartuoti, tai yra kvepalų mėginėlių partija. Jeigu jūs esate pakankamai drąsūs kalbėti, pristatyti kvepalus, jums patinka kvepalai, jūs mėgstate kvepintis, tai yra geriausias būdas, kurį jūs galite pasirinkti. Tai yra su kvepalų mėginėlių papke. Ten gausite apie 140 mėginukų, tada jūs gausite buteliuką kvepalų eliksyrinių ir viso to kaina yra 120 eurų. Jūs gaunate 80 taškų. Kas yra geriausiai, kad visi testeriukai, mėginukai kvepalų yra su 3 ml ir su purškimu. Tiesiog pasipurkšti klientui bus lengviau atpažinti kvapą. Šitaip su kvepalų mėginėlių papke išėjusi parduoti į gausą žmonių, kažkur, galbūt tai parduotuvė, galbūt tai yra darbas jūsų, gal jūs dirba dideliam kolektyve ir panašiai, jūs galite uždirbti labai didelius pinigus. Įsivaizduokit, pasiema kažkas, nu, vat, dabar kalėdų metas artėja, tikrai jau artėja. Ir šitą papkę nusinešate į darbą, kur ieško dovanų. Man kažkada buvo šitas variantas ir žmonės pasirinko kiek 18 ar 19 buteliukų kvepalų. Kiek jūs galite uždirbti. Jeigu tai buteliukai po 35 ml, kaip pavyzdys, 22 euriukai, 20, tarkim, buteliukų, gaunas 440. Pusė šitų pinigų jau jūsų kišeniai. 220 yra jūsų kišeniai. Ką jūs padarėt? Tiesiog pasidalinot produktų. Nieko daugiau. O jeigu dar kažkas papildomai kažko prie kvepalų pasirinks, galbūt kažko iš dekoratyvinės kosmetikos, galbūt kažką iš kremų. Jūs dar papildomai didinat savo uždarbį. Kiek galima čia uždirbti. Ir žinoma, trečias būdas tai yra promo light pasveikinimo rinkinys. Šitas rinkinys skiriasi. Tai yra dėžė, kurioje jau būna sudėti tam tikri produktai. Vieną kartą buvo vienokie, kitą kartą buvo kitokie, tai dabar neišvardinau, kokie tai yra produktai, nes tai skiriasi. Ir šios dėžės kaina būna 69,99. Ir jūs taip pat gaunate 50 taškų. Tikrai rekomenduoju, jeigu norite išbandyti pačius produktus, šitoj dėžėje būna sudėtas produktų rinkinys, kad jeigu jį dėti atskirai, gaunasi daug brangiau negu šitoj dėžutėj. Gaunasi tikrai pigiau. Tai vat vienas iš būdų irgi gali būti pasisveikinimo dėžutė. 3 būdai, kaip galima sustartuoti. Vienintelis dalykas ir vienintelis klausimas, ar jūs to norite. Jeigu jūs tikrai norite, tai kviečiame jūs į Sorgentos kompaniją. Įgyvendink savo svajones ir rinkis mus. Tapk Sorgentos verslo partneriu. Padidink savo galimybės, padidink savo pajamas. Išaugink save, motyvuok save, pasitikėk savimi ir žinoma, gyvenk tokį gyvenimą, kokio tu nori, o ne kokį nustato kiti. Tikiuosi, kad šis video padėjo tau priimti sprendimą. Jeigu turi klausimų, neužmiršk pasikreipti į žmogų, kuris atsiuntė tau šį video ir tikiu, kad mes galime susitikti vidinėse grupėse. Lauksiu tavęs, kad galėčiau tave ir toliau mokinti, pasiekti savo gyvenime didesnių tikslų, didesnių galimybių ir žinoma, viso to, ko tu nusipelnei. Gražios dienos!